Ar tarnauti kariuomenėje, kartu studijuoti ir dirbti įmanoma? Savaitgalio studentiškas linksmybės Beatričė iškeičia į karišką uniformą, pratybas miške bei automatą rankose. Lietuvos sporto universiteto studentė tarnauja krašto apsaugos savanorių pajėgose, o ateityje planuoja tapti profesionale kariuomenės fizinio rengimo trenere. Merginą stoti į savanorių gretas motyvavo dėdė ir teta. Juos nuo pat mažens matydavo su kamufliažine uniforma. Į sunkiausią kiekvieno kario savanorio krikštą, 19 dienų bazinį kario savanorių įgūdžio kursą, žiūri kaip į nuotykį, o įgytas žinias vertina teigiamai. Ten daug išmokom naujo, daug naujos patirties, gal šiek tiek trūko to fizinio krūvio, tačiau kai turėjom tik tiek laiko, turėjom išmokti daugiau taktinius dalykus, kaip išgyventi miške, o fiziškai pasiruošim namie savarankiškai. Turėjau išmokti pasitikėti draugais, visi dirbti drauge ir manau, kad čia atėjęs į kariuomenę gali suprasti, ko tu nori gyvenime, galbūt net atrasti savo darbo vietą. Pašnekovė pripažino, kad tarnyba mokslams netrukdo, o fizinis krūvis naudingas bendram pasirengimui. Tai mokslai tikrai netrukdo tarnybai, nes tarnybos pratybos būna dažniausiai savaitgaliais, pasimokyti spėju darbo dienomis ir savaitgaliais, kuomet tarnybos nėra. Ir tikrai, kuo daugiau darai, tuo daugiau ir spėji. Ir manau, kad ir sportą galiu priderinti tarnybai, tai padeda fiziškai. Tai kai radau tokią galimybę, kad galima derinti mokslą ir kariuomenę, tai yra KASP, nusprendžiau ten eiti ir išmėginti savo jėgas. Taip pat manau, kad moteris tikrai nėra silpnesnės už vyrus ir kartais net psichologiškai geriau pasiruošusios ir tinkamas eiti į kariuomenę. Beatričė pripažino girdėjusi įvairių nuomonių apie kariuomenę, tačiau pabrėžė, kad pasakojimai yra viena, o pačiam tai patirti yra visai kas kita. Vilniaus centre Mindaugo gatvėje esančiame karo prievolės centre dirbantis vyresnysis seržantas Igoris Afoninas kasdien priima ir bendrauja su norinčiais stoti į savanorių gretas. Jis papasakojo, kuo tarnyba gali būti įdomi jaunam žmogui. Pirmiausia, kaip jaunam žmogui, tai kariuomenė yra galbūt nuotykis šioks toks, tai gali bet kuriuo atveju žiūrėti tai kaip į tam tikrą galimybę pasirinkti savo gyvenimo kelią, išmokti kažką naujo. Tos žinios, aišku, bus vertingos ne tik kariuomeniai, bet, tarkim, ir civiliam gyvenime. Ar lengva suderinti su studijom, nes dažniausiai pratybos vyksta tik savaitgaliais? Jo, tai tame ir didžiausias pliusas galbūt savanorio būtent karo tarnybos, kad nereikia atitrūkti nuo to savo civilio gyvenimo. Gali studijuoti, gali dirbti dar papildomai darbe ir skirtam tą savo vieną laisvą savaitgalį. Studentui, tarkim, aktualu, kad tolygiai ir baigiant mokslus bus po 3 metų ištarnavus karių savanorių, bus užskaitoma privalomoji karo tarnyba. O jūs kaip atstovas karo prievolės centre priimate tos žmonės, kurie ateina ir pageidauja stoti į krašto apsaugos savanorių pajėgų gretas, tai jūs pastebite, kokie srautai dažniausiai, kokio amžiaus dažniausiai norintys eiti, ar daug studentų, ar daugiau vyresnio amžiaus, kurie jau turi darbus, ar tas spektras labai įvairus? Tas spektras iš tikrųjų įvairus, bet pastaruoju laikotarpiu po Ukrainos įvykių buvo šioks toks pakilimas, tai daug buvo ir jau atitarnavusių, galbūt jau tokių žmonių rimtesnių. Darbuotojas taip pat teigė pastebėjęs, kad Vilniuje savanorių tarnyba yra ypač paklausi tarp studentų, kuopose jų iki 30%. Kuopos bent jau Vilniaus rinktiniai yra pėstininkų, tačiau yra viena ta specializuota, tai galbūt netgi su savo studijų kryptim gali žmonės derinti, realizuoti save kariuomenėje. Na taip, bet į tą kuopą dažniausiai jau pakliūna žmonės, kurie pabendravę kažkur dalyvavę pratybose ir galbūt turi kolegų jau toj kuopai, tai automatiškai jau jie žiūri į tai kaip galimybę jau
patobulėti savo profesiniai būtent srityje, ten žurnalistikos, tarkim, arba IT specialistų. Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir NATO vėliavas kelk! Vyresnysis seržantas patikino, kad iš savanorių į profesionalią kariuomenę gali pretenduoti kiekvienas. Tačiau norint tą pasiekti, reikia atitarnauti krašto apsaugos savanorių pajėgose 3 metus, o motyvacija ir lankomumas turi būti nepriekaištingi. Karys turi atvykti į ne mažiau nei 2/3 pratybų. Reportažą parengė Patricija Babrauskaitė, Vilnius.